Labą rytą visiems. Aušta gražus sekmadienio rytas. Jūs dar lovose vartotės greičiausiai, o aš jau vežu prekes į parduotuves. Šiandieną darbą pradėjau 5:05, tai šiek tiek vėliau negu visada, pusvalandžiu. Gavau 20 metų Mersiuką, 10 metrų priekabą. Priekaba tai čia turbūt dabar seniausia iš visų, kuri yra bazėj. Seniai tokią paturėjau. Bet, ta prasme, viskas veikia, viskas beveik tvarkoj. O tas beveik tvarkoj tai, kad radau defektą, dėl to ir užsilaikiau. Tai važiavau pas mechanikus į servisą, nes kojos spyruoklė nutrūkusi. Čia jau iš karto defektas. Mes koją važiuojam paliks va taifo. Tai čia iš karto jau defektas, važiuoti reikia pas mechaniką. Neturi tai būti. Sustabdys, pamatys, gausit baudos. Tai atvažiuojam pas mechaniką, tvarkyti koją. Priekabos vienos kojos pėda buvo nukarusi žemyn, nes nutrūkusi spyruoklė buvo. Tai kol nuėjau į ofisą, užregistravau defektą, kol nuvažiavau iki mechaniko, sutvarkė ten realiai per 3 minutės turbūt, kol nuėjo reples, atsinešė naują spyruoklę, bam pakeitė ir viskas, kelios minutės ir darbas buvo padarytas. Ir išvažiuoju aš tik tai po 7:05 ryte. Bet kadangi šiandien sekmadienis, tai per daug nepergyvenu, nes, va kaip matot, kamščių nėra, viskas ramu. O gavau šiandieną 2 taškus, dabar važiuosim pro Brent Crossą iki Swiss Cottage'o, leisimės į apačią link miesto centro. Paskui ten kilsim į tokį kalniuką, vienu žodžiu. Pirmoji parduotuvė turiu būti 8, tai dabar po 7 jau 8, tai nežinau, gal šiek tiek pavėluosiu, tai čia nieko tokio. O antroji parduotuvė bus Kolonėlė, Edgware, toksai yra irgi rajoniukas. Tai išvažiavęs iš pirmos parduotuvės paprasčiausiai kylu 41 keliu, į viršų, visą laiką tiesiai galima sakyti, ir pasieksiu savo antrąjį tašką. Tai diena neturėtų būti sunki, nes kažkaip dar ryte atsibūdęs galvoju, blemba būtų gerai, kad šiandieną gaučiau ne rigidą, o 10 metrų priekabą arba 8 metrų priekabą su unitu, kad vietos patogiai būtų išsitiesti. Ir jeigu reikės per breikiuką ir prigulti galim dar. Tai taip ir atsitiko, gavau 10 metrų priekabą, 2 darbai tik tai, ne 4, ne 3, ne kažkur į aną Londono galą. Vienu žodžiu, kaip šiandien ryte buvau nusiteikęs, taip ir gavau tą, ką norėjau, tai net pačiam įdomu. O pas mus šiandieną šalta, aš užsimečiau ką ryte maikutį ir ant maikutės džemperį ir išeinu į lauką, +7 tik tai. Tai žinokit, šiaip vėsoka buvo. Dabar kažkai, dabar jau +6, va, tik saulė, dar saulė net neišlindo, tik pradeda švysti. Tai +6 dabar tik taip yra. Tai va, bet nieko, mašina buvo tokia užšalusi, tai įsijungiau Webastą, pasišildžiau, kol pasitikrinau unitą, kol pasitikrinau priekabą prisikabinės, tai kabina prišyla, dabar tokia jaukia atmosfera visai. Tai va, sėdžiu po maikutę, važiuoju dabar, tai viskas okei. Tai va, tokia ilga mano šio ryto prakalba. Tai kaip ir visada, aš minu per pedalą, o jūs, mielieji, palinkėkit man sėkmės, o aš linkiu jums gero žiūrėjimo. Varom į Londę. Kas čia per Jovalą? Tušės kelias, įda taip sugeba. Kas ten, rumunai? Vos nepatraukė jam tą mašiną, kas ten yra, ten kažkokios bėdos. Jo, taip ir yra. Ar jie čia prisikrovė? Ne, šaltas dar, užrasuoja langai, viskas. Vos, tai galėjo tiesiai važiuoti per apačią, būtų mažiau trablo jiems vargo. Nes per apačią čia galim tiesiai pravažiuoti, 2 šviesoforiukai. Kartais, jeigu kamštis yra ant šito flyoverio, tai kartais netgi greičiau pro apačią gali pravažiuoti. Bet čia detalės. Nemokinsime kitų gyventi, tegu visi gyvena kaip kas išmano. Tiesa, svorio neturiu labai daug. Svorio yra 22 tonos bendras svoris. Tai čia tokiam sąstatui, čia zuikio dainos. Tai manau, kad pirmoji parduotuvė išsikrausiu daug. Didžiąją dalį išsikrausiu pirmoji parduotuvė, kad čia biški vos nepradėjau greičiau važiuoti negu galima.
Tai pirmoj parduotuvėj išsikrausiu didžiąją dalį, aš manau, o į kolonėlę ten tikrai daug nebus keidžikų. Taip kad į antrą parduotuvę, manau, važiuosiu toks jau visai pustuštis. Tai va taip. Ką, tablo jau dega, kažkokia informacija. Vakar buvo Woolwich Ferris uždarytas per Temzę. Tas pats ir yra. Iki pirmadienio keltas per Temzę neveiks. Keltas yra nemokamas kol kas. O visi tuneliai jau paliko mokami. Pasidarė, patapo mokami. Tai matomai yra žmonių, kurie gal ir per keltą važiuoja, kad sutaupyti tos kelis svariukus. Na ir tokia biškia egzotika. Esu aš ir su fūra ten važiavęs per tą keltą vieną kartą. Kai mačiau, kad jau eilės nėra, Darfordas buvo užsikišęs. Ir aš kaip tik buvau toje rėjui, tenai prie Woolwichių turėjau delivery. Ai, galvoju, varau čia tiesiai, va ir čia išlendi va šito keliu tiesiai. Dabar va į šitą žiedą, nu tai susitaupo kilometražas nemažas, dar Silvertowno tunelio tada nebuvo. Tai buvo viskas okai. Aišku, jeigu eilė yra, ten sėdėti, laukti valandą laiko eilės, nu tai irgi turbūt nelabai gal būtų gerai. Na ką, statausi 50 mylių per valandą greitį. Ir, kaip sakant, palieku greičio kontrolę išmaniam intelektui. O pats kibuosi į baranką ir kojuką vis tiek laikau netoli stabdžių pedalo, maža kas. Nu, kas ten taip stabdo, 40 jau greitis krenta. Spriekį, matau, važiuoja. Veikėjas šliaužia, nevažiuoja. To į pakalnę pradėsim važiuoti, reikės apsilenkti. Nes į kalniuką aš vis tiek čia jo nepaimsiu dabar, čia bus tik bereikalingas antros juostos užėmimas. Čia barškantį dangtį pravažiavau, dabar jau šį kartą aš jį apsukau. Nevažiavau per jį, kad čia nuskambėtų visas rajonas. O kaip gražiai rūkas miškelyje draikstosi. Važiavau kiam 8 vėl pradėjo greitį mest, nu, ką žinau. Kam taip daryti? Kam tą pedalą taip minki, tai greičiau, tai lėčiau, nežinau. Mergaitė už vairo važiuoja irgi, man atrodo, su tėvu važiuoja, gal biškį mokinasi važiuoti. Ar šviežiai teisės išsilaikus, nors nu, ženklo nėra, kad praktikantė ar kažką tai. Da, toks pat fruktas važiuoja. Gerai, tas biškį nusisuks į šoną. Na, tai tokie ir važiuoja, tai pagreitėja, tai sulėtėja, tai iki 50 pakyla, tai iki kem 3 nukrenta. Nesuprantu, ką tą pedalą ten minko. Žinau, turbūt man reikia apsilenkti ir baigti šitos žaidimus panosim. Kalną visai jis nebenori važiuoti, nu. Tas sportinis spoileris, nu, matai. Nu, jūs humorą mėgstat, ar kaip čia nesuprantu. Tik vieną apsilenkiau, tas pradėjo stabdyti. Nu, va, išgirdo mano žodžius turbūt. Vienas maukalą apsilenkiau, kits va šitai. Aplenkė irgi išlindo, vėl velkas. Vėl kem 5 važiuoja, nu jop. Jau nežinau, čia keiktis ar nesikeikti. Tuščia gatvė, tuščias kelias, nu. Iš kairės viens da važiuoja irgi veikėjas. Ne, nu bet čia cirkai. Vienas maukalinė apsilenkiau, kits iš priekio užlindo, nu tai įdomiai. Nu nieko, matomai
Čia ženklas iš aukščiausios ministerijos pareina, kad nėra man kur skubėti. Ačiū, kaip sakant, aukščiausiai ministerijai. Daug dievė, kad viskas būtų sėkmingai. Ne, nu tu blemba, nu tu jūs tyčiajatės, ar kas čia yra, aš nesuprantu. Į pakalnę PM normaliai važiuoja, PM2 netgi į kalniuką sustoja vos ne. PM2 dabar. Per 10 mylių. 10 mylių tai čia 16 km per valandą. Tokiom amplitudėm greitis mėtusi. Sekmadienis, rytas, tuščia. Nežinau. Čia jau nei juoktis, nei verkti. Ką čia daryti? Nu kaip jum rūkelis? Gražu. Švinta gražiai. Rūkas krinta gražiai. Sakau, šiandieną atšalo užtat ir rūkas šitoj miesto pusėje pasirodė. Policija kolonėliai susistabdė, nu matomai nusilydėjo į kolonėlę kažkokį jaunimėlį, daro patikrinimą. Ir bent jau gazą duok tada jau, kad išlindai. Na va, privažiavom Brent Crossą, dabar sukamės link Londono centro į tą pusę. Aišku, centro mes nedavažiuosim. Gerai, kad čia žmonių. Ne žmonių, gerai, kad judesio va sekmadienį ryte nėra, tai iš karto galim išvažiuoti. Čia nepadės tau. Kokios nepadės. Taip, šviesas galim išsijungti realiai. Ką, šaunam dabar iki Swiss Cottage. Šveicarijos kotedžą vadinamo. Ir ten paskui jau apsisuksim beveik 108 laipsnių kampų ir varysim į kalną. Nu, graži diena šiandien turėtų būti. Rytas tai nuostabiai gražus. Biški vėsus, dar varūko tokiom vietom buvo. Švis gražiai, dabar gražiai kažkur būtų prie ežero, pamiškėse, miškuose. Vaizdai gražus turėtų būti, ypač iš drono, jeigu pafilmuoti. Tai va, dar niekaip į kitą savo kanalą niekaip neįdedu rudeninės Lietuvos, turiu gražiai pafilmavęs. Auštantį va tokį panašų rytą kaip tik. Jeigu kam įdomu, užeikite, tai kanalas vadinasi Marsyros. Tenai biški tokių gamtos vaizdų esu pafilmavęs iš drono ir ne tik gamtos. Marks & Spenceris konkuruojanti firma. Kažkada žadėjau įdirbti Marks & Spencerį, bet ten tik per agentūrą. Tai agentūros aš jau nenorėjau. Padirbau ant agentūros metus, kol gerai buvo gerai. O kai prasidėjo, ten kažkokią agentūrą kontraktą pralošė. Man atrodo, tam pačiam Marks & Spencerį kontraktą, Sainsbury kontraktą pralošė. Tai daug vairuotojų jiems atliko. Nu ir pradėjo tenai. Nenorėjo prarasti vairuotojų. Jų paleisim, tai prasidėjo iš pradžių 4 dienas, paskui jau 3 dienas, paskui 3, 2, 3, 4, nu belenkai. Tai pasakiau ačiū, viso gero ir išėjau va dirbti čia, kur dabar dirbu. Ne, išėjau į Vinkantoną iš pradžių, jo, padirbau Vinkantone biškutį ir po Vinkantono atėjau va į šitą kompaniją, kur dabar dirbu. Taip. Irgi laiku iš Vinkantono išėjau. Iš Vinkantono išėjau ir
Jo, vasarą išėjau iš Vinkantono, rugpjūčio mėnesį. Ir sausio mėnesį Vinkantonas ar balandžio mėnesį, kaip jie ten tos kontraktus dabar neatsimenu, ten dalinasi. Ir Britvike vežiodavom vandenį ir gėrimus, tai pralošė kontraktą Stobartui. Ir prasidėjo ten irgi nesąmonės, irgi vairuotojai. Tai konteinerius tampė, tai dar kažką, tai daug išėjo, aišku. Čia biški remontai, man atrodo, buvo. Jie ir tebėra. Bet turėčiau čia išsukti, man atrodo, be problemų didelių. Normaliai. Na ir viskas, dabar į kalną. Ir būsim vietoj. Dabar klausimas, kai man čia iki tos Viskotedžo reikės grįžti, dabar nežinau. Čia tas kelias uždarytas, kažkaip link Camden Towno gal reikės sukti, o paskui kažkaip tai dar kitaip. Nu, reikės pasižiūrėti. Arba ten į tą pakalnę leistis, tada ir viskas. Reikia dabar pasižiūrėti, jeigu nėra ten restrictionų, sekmadienį tam kely, leisis į pakalnį išlysti A41 ir viskas. Ten iš vis labai greitai. Bet lemba sekmadienis gali būti restrictionai tenai. Nu, kur tu tiek anksti stabdai? Dabar pradėjo stabdyti mašiniuką, pamatė vat priekį. Šiaip žiūrėkit, kokia gražiai arėja, tokia tikro Londono. Tai aišku, namai prabangus labai. Gal taip neatrodo, bet jų kainos čia tai kosminės. Ir seni medžiai auga, viskas gražu. Nu, tikrai tokia, sakant, arėja su aura. Čia jau namukai, tai atskirų namukų jau matosi. Ir kaina turėtų būti nesveika, ir namai dideli, o po 3 aukštus. Čia vieną keidžą ištempė hebrytę, gerai. Nu, blemba, ir įsivaizduojat, stabdo, nu. Reikia sistemas kažkaip atsijungti, nes mane erzint pradeda. Man reikia prisišvartuoti kažkur prie borto, prie visko. Paima pystį ir ant stabdžių kalą priešais. Nu, kur dabar biskutį reiks atbuliuką pastumti. Čia biški bjauriai yra, nes kelias biški šliai, nu, posūkį daro kelias, tai turi biški taip kaip ir važiuoti ir paskui biškutis pasukti dar, o tada priekiniai ratai ant bordiūro nori lipti. Žodžiu, tas to nebūtų mikriuko, tai ką, tiesiai važiuoji ir tada jau tiesiai važiuodamas ten. Va, jau lipa man ratas ant borto, nes man jau priekaba traukėsi tolyn. Čia reikės dar pasimenedžinti turbūt. Šiek tiek arčiau priekaba dabar reikia prie borto. Kai aš tik bandau priekabą arčiau borto, taip man priekis tada lipant šaligatvę. Nes toks, sakau, čia išsilenkusi kaip vaivorykštė. Tai man ten toliau reikia dar pavažiuoti biškį. Sekmadienį čia galim taip stoti, nes sekmadieniais loading bay'us neveikiantis yra, ta prasme, ten mašinos gali parkuotis. Čia dar man reikia biškį išsilenkti. Įtariu, kad per mažai išsilenkiau. Reiks eit pasižiūrėti dabar. Čia man gavosi. Na va, Londonas bunda po truputį, judesiukas prasideda. Čia va, skaffoldai remontuoja namą. Čia Londoniukas. O čia kas čia atsidarė, jau kokias kavinės? Aha, jau kavinė atsidarė tokia. Vietinė, lokali kavinukė, antai vyrukas jau sėdi. Kavutė gera vietinis. Ten beikerinė yra, jau bulkų prikepta, duonų, bulkučių, skanėstų visokių. Vyrukas jau kavą gerą. Iš ryto atėjęs matomai. Tai va. Hempstead rajonas čia vadinasi. O čia Kazerolės puodai, man atrodo. Ne, Kriause. Nežinau, kaip skaitosi prancūziškai. Le Kriause rašas, Kriauset. O kaip skaitos, nežinau. Čia tai oranžinį vieną, aš tokį turiu, tik kitos firmos. Čiuguninį tokį va, irgi morkavą. Visai gerai kažką patruškinti. Kopūščiukus kokius.
ar dar ką nors. Čia Piccola, itališkas restoranėlis, pizzeria ristorante. Oras tai pasaka. O, ten laikrodis ant bokšto yra geras. Big Beniukas, mini Big Benas. Čia šiaip žiūriu daug kur laikrodžių su tokiais bokšteliais yra. Yra bokšteliai su tokiais laikrodžiais. Nu ką, o aš turiu, kaip ir sakiau, šiandieną 27 keidžai į šitą parduotuvę, tai didžiąją dalį išsikrausiu. Ir paskui nežinau, kiek į tą kolonėlę, ten 10 keidžikų, jeigu bus kokių, gal ir mažiau netgi. Tai zuikio dainos, kaip aš mėgstu sakyti, bus. Na, dar dviratininkų chebra vantai į Kalnių kamyną. Sekmadienis, relaksuoja visi. Na matot, o taip kreivai prisiparkavau. Dabar galim pasižiūrėti. Čia taip. Nu ir čia liftas kaip tik va. Palei šitą vietą labai gerai išsitemps. Liftas išlindo. Taip to bus. Atsidarys flepas ir bus lygų. Na ir trumpai mano įspūdžiai po išsikrovimo. Tai rajonas labai fainas. Baltųjų rajonas. Labai mažai kažkokių kitokių veikėjų. Nuo pat ryto jau 8:30 išbėgo žmonės, kas išbėgo bėgioti, kas su dviračiais važinėtis, kas išėjo su vaikais. Nuo pat ryto va tenai prieš šviesoforą irgi matosi einasi. Ir suprantat, su šuniukai, šunim, aišku, visi šuniukai šunys, tai ten golden retrieveris, auksinis retrieveris, ten dar kažkokie tai pūkuoti ar dar kažkokie tai. O čia irgi šuniukais vedasi, aišku, jokių pitbulių, jokių agresyvių šunų, jokių nieko. Ir labai malonų žmonės, nu ta prasme, aš kraunuosi, ten priejo va šeima, mama nuėjo į parduotuvę, ten vyrukas sportiškai apsirengė visi, 2 mergaitės, ten nežinau, po kokius 4 metus, 4-5 metai tokio amžiaus. Žiūri, susidomėję, kaip čia viskas vyksta tas procesas. Nu, tėvukas ten, tėvas aiškina dukrom, va čia taip, tas anas, nu tai ką, pasilabino, pasisveikino, geros paskui dienos palinkėjo, nu tiesiog, nu fainas europietiškas toks stilius. Nu, tai man tai labai patinka. Va, su dviratukais chebrytė važinėjasi. Pravažiuoja ir grupėmis. O dabar tik tai po vieno. Ten vienas nusuko, kits prieš šviesoforą laukia. Va, čia moteris pravažiavo, mergina. Tai va. Nu, apie patį išsikrovimą irgi fainiai. Kažkas vakar absoliučiai švariai išplovė priekabą. Tai tiesiog malonu. Nei pritaškyta, nei šiukšlių primėti nieko. Priekabykė nors viena iš seniausių pas mumis baziai. Bet išplauta, persikas. Miela malonu dirbti. Nu, sakau, aš turbūt šiandien ryte į aukščiausią ministeriją pasikreipiu, kad man duotų gerą reisą, tai kol kas, ačiū Dievui, viskas einasi kaip iš pypkės. Tai va, pasidariau kavutės, sigersiu kavutės, va čia proteino batonėlių nusipirkau. Buvo gera nuolaida, plus pas mus dabar nuolaida šį savaitgalį dar, kaip sakant, atskira darbuotojams. Tai va, atsigeriu kavos ir planuojusi reisą. Planuojusi ne reisą, o planuojusi kelią, kaip nuvažiuoti į antrą parduotuvę, nes ten apačioj pakalnį gatvė viena uždaryta, tai nežinau, čia man sukinėtis pro kiemus, galima būtų tiesiai važiuoti, reiks pasižiūrėti, ar restrikšinų nėra sekmadienį. Nu, vienu žodžiu, yra reikalų dabar, va, begerdamas kavutę viską ir susižiūrėsiu. Tai va, toks ramus rajonėlis, labai, labai čia fainai viskas. Va, moteris antai su šuniuku eina. Tai va, vienu žodžiu, kol kas tokie reikalai, tai planuojusi kelią į antrą parduotuvę, atsigeriu to pačiu kavos ir varom į priekį. Nu, nespėjom nufilmuoti va visą chebrytę dviratininkų štai. Ir nuvarė.
vis tiek biški šleivą įvažiavau, nėra lygiai. Su veidrodžiais įvažiuoju tip top. O čia jau vis tiek biški. Keleivio pusė nuėjo į kairę. Einu, toj parodysiu jums. Na tai va, toj pusė kaip ir nieko. Atrodo viskas tvarkingai, gražiai. O, šarka. O šitoj pusėj nelabai tvarkingai. Nu tai va, nuo koliuko. O čia yra. Nu, per plaštaką biškį daugiau. Tai galėjau biškį prisižaisti. Nu, bet nieks. Gerai, reikia turbūt nėra ko čia laukti. Reikia eiti į vidų ir kviestis chebrą eiti darbuotis. Čia pavyko privažiuoti taip, kad prie pat stulpiuko liftas išsitempė. Tai čia stulpiukas yra nurarytas jau. Tai su chebra šnekėjau su jaunimu, sako. Tai sako, čia į savaitę mums po 2-3 kartus, sako, kas nors į kokį nors stulpiuką įrūryje. Taip, kad čia viskas gerai, aš dar labai sėkmingai atvažiavau, sakykim taip. Na, išsikroviau, galim bus eiti trumpą breiką pasidaryti. Diena šiandien einasi puikiai, išsikroviau, kavytės dar turiu, kadangi sekmadienis leidžiu suvalgyti savo bandelę, kantinę pavaišino bananą davė ir porą mandarinčikų, kuriuos paskui eigoje suvalgysiu. Judesiukas kolonėlė yra neblogas, tai ką padarysiu dar. Dabar jau laikas imti breiką. Bandelė su kava, 15 minučių breikas ir šaunam link namų. Tai kuro užpilta ir